Sveiki, mėly žiūrovai! Šiandien apklauskime mūsų keliautojus, ką jie mano apie keliones. Tai žinoma, kad kur šilta, geras oras duoda daugiau motyvacijos veikti, faina ir vaikams augti ir būti, gali būti daugiau laiko gamtoj. Šiltas. Šiltas. Nereikia rengtis daug, apsimaudyti patys ir tiesiog eiti. Gali bėgioti, nesirgi. Kamai vairuoja į parką, važiuoja. Nuoširdžiai tai pirmoji eilė man yra gamta, bet ir miestas labai patinka. Pamatyti naują kultūrą, žmonės, kaip elgiasi, pastatus, vis kitokią architektūrą, tai man ir miestas, ir gamta. Man patinka miestas. Miestas yra geras. Man patinka gamta, čiulba paukščiai, taip gražiai. Taip jauku yra. Lėktuvu yra komfortas. Jeigu nori greitai, su vaikais, be jokių problemų, bet tokias keliones rinkčiaus tik tada, kada nori tinginiauti. Su mašina tu gali daugiau visko pamatyti, sustoti visokios įdomiose kampeliuose. Su lėktuvu. Su mašina reikia labai daug važiuoti, o su lėktuvu tai vieną dieną pravažiuoji ir pervisi. Dabar apsisukti ar toliau važiuosim? Toliau važiuoti. Jeigu jau pradėjo, tai jau reikia aišku jau toliau važiuoti. Jeigu tik yra galimybė, tai faktas tik tais ilgesniam laikotarpiu. Kelionės iš vis yra didžiausia emocija, kur yra neįkainojama. Kuo daugiau keliauji, tuo daugiau pamatai, tuo daugiau pats išsilaisvini, pats tobulėji. Visiems rekomenduoju. Kažkur tai užtektų mėnesio ar 3 savaitę. Iki. Gal geriau pamatyti pasaulį, taip? Jo.